Taigi, gal jūs laikysit tai per dideliu išmanumu arba perfekcionizmu, bet aš tikiu, kad paprasta elektronika, paprasta fizika turi savo aukštesnį mokslą, kaip metafizika, astrofizika, akivaizdžiai, ir radijo ryšys yra astrofizika. Ne? Bangos skirtingos smegenų, kurios atitinkančios blakių ar tai lustų, reiškia, sukurtus, reiškia, šitos dažnius gamą, reiškia, 38, kuriantys savo paranoišką pasaulį žydais, rusais ir, reiškia, šitais visais vokiečiais. Tad iš esmės tos, kad jie išlaikytų 6 tą savo trikampį, tosgi 3 valstybės žaidžia kitų žmonių jausmais, tokio kaip tipo karais, reiškia. Visa tai yra iškvailusių žmonių fantazijos. Jiegi žaidžia neturėdami supratimų, kas yra fizika, kas yra veiksmas, kas yra to veiksmas. Vat. Ir kai jūs įdarinėja ir atvažiavęs kurjeris, jūs sakot, jisai ten, žinai, dirba, ten da kažką įdarinėja, o jūs savo mintyse sakot, aš ekstrasensas. Ir viskas, pasibaigė sovietinės, reiškia, 38, reiškia, šitos gama. Visos pudruotos, programuotos čipų, reiškia, rezonansų idėjos, kadangi tai tie, kurie dirba ekstrasensais, jie visada dirba su elektronika, su dažniais. Su dažniais interaktyvių, reiškia, sistemų bangų, reiškia, visą matydavę Sovietų sąjunga, visas pasaulis, kas to Lietuvoje žvelgia dedasi. Tada aš siūlau interaktyvius, reiškia, pratimus žmonėm, reiškia, pasižiūrėti, kaip ta astro ir metafizika jiem panašiai komedija ir viskas. Nes tai jie supranta, kai juokiasi, tai blogo nedarysies, reiškia, kažkoks dėdas, ar tai kažkoks tai jaunas bachūras panorėjęs dėmesio. Tokios mano istorijos su kurjeriais. O kodėlgi ne? Skaidru, vadinasi, nebijau, reiškia, tai vadinasi, jie neišvaryti, reiškia, į pasaulio pabaigą, ne? Tai va. Ir kitas dalykas, dar labai gerą dalyką radau štrenk.lt svetainės, labai pigios, kinietiškos ir jinai yra Panevėžyje. Vat, magnetukai, kurie jungia signalizaciją. Jis kainuoja apie 3 eurus, jeigu dar yra tokių prekių. Va, aš prie durų savo prisilipčiau, reiškia, tuos magnetukus įjungiu, reiškia, vakare, ryte išsijungiu. Ir vat, šitasgi dalykas, kuris užkėlė jau visi užkėlė, tai kažką nušatyti ar vaiką nušatyti. Dabar yra skirtumas toks, kad mes magnetus atjungiame ant aukščiausios Vyto telefono natos, telekomo, reiškia, šitos visos pizdų sistemos, reiškia, bibių, subinių sistemos, aiškiai, kaip sovietmečiai kurdavosi šizofrenija hormoninė, žmonės nasilinant ir išrodinant virtualiais dalykais. Tai mes turėjo Jurbarke, reiškia, telekomą tam bairiui, kaip jie vadina, tad interaktyvų, ne, tai magnetas. Tad su tuo magnetu mes galim parašyti, reiškia, ekstrasensorinės idėjas, jos tikrai yra fiziko kaip, reiškia, ekstra akis žiūrinti. Nes tai tu kalbi savy. Ir ta tavo akis ir girdinti, ir matanti tave iš vidaus, reiškia. O ne kažkokios, tai Jolantos Teckytės barakudos spintos. Kažkokiom manijom. Aš tai kalbu, ekstrasensas turi būti pozityvus žmogus. Nes jeigu negatyvus, tai išprotės pats ir kitus iš proto išvarysi. Va tai aš ir sakau, va Danija pasirašė įstatymą politinį viešinti.